Kažkuriais metais jau labai stipriai po dinozaurų sukūrė SRAMas UDH standartą UDH Universal Delaware Hanger ir užpatentavo. Tai yra universali auselė dviračiui, atrodo štai taip. Vienos vienintelės formos, va tokia ir viskas. Tvirtinasi tik tais, ir gerai, kad tik tais, ant dviračių, kurie yra rėmai ne su spaustukais, o ašuošimis. Lentinukai MTB nesvarbu. Ašis, normalus dviratis ant ašių. Ir po kelių metų, kada nukrito. Po kelių metų SRAMas išleidžia į rinką AXS-ą, kuris tvirtinasi būtent, taip kaip čia užsiveržia, taip iš kitos pusės, kuris tvirtinasi būtent šituo va standartu. Atkreipkite dėmesį, kai kurie perjungiai GX ir aukščiau turi tvirtinimą ne ant auselės ant pačios, o ant ašies iš dviejų pusių tarytum apglėbia rėmą. Tai vat, šitą auselę nusiėmė ir perjungė tiesiai į rėmą ant ašies, lygiai taip pat prisisuka. Ir kada SRAMas taip va padarė, buvo apvadinti, kad jie Trojos arklį sukūrė. Sukūrė standartą, kad po to galėtų jį prakišti va AXS perjungėjus, kurie eina būti tik tais tam rėmui ir nusipirkus tą rėmą jau kada gamintojai pradėjo gaminti tuos masiškai rėmus su šitokiu standartu, tai nori AXS-o, pirk SRAMą. Tiksliau elektroninės pavaros, bet aišku, tokį gali pasistatyti, net nežinau, kame čia bairis, kur čia tas Trojos arklys, bet pasidomėkit, pamatysit, ne vienoje vietoje bus parašyta. Trojos arklys čia, taip, iš dalies jo. Šiemet, sausio vidury kažkur, pradėjo internetas mirgėti įvairiais straipsniais apie tą patį. SRAMas išleido naują Trojos arklį. Gerai, man tai gerai atrodo, nes tas Trojos arklys bus pavadintas Universal Brake Mount, UBM. Užpatentavo. Patentas, nežinau, kaip patentų įsigaliojimo procesas veikia, tas patentas, įdėsiu nuorodą, buvo patalpintas, man atrodo, užklaustas 23 metais ar 21 ir tik dabar jau jisai yra užtvirtintas. Ir kiek aš suprantu, bus atviras. Šitą SRAMas padarė atvirą, gali visi naudotis, tai palengvino šiek tiek gyvenimą rėmų gamintojam ir atsiras dabar UBM. Tai pala, o tai čia nebus taip, kad išspręs krūvą problemų realiai susijusių su stabdžių sistema ir rėmų, būtent galinio stabdžio. Nes tas standartas liečia tik galinio stabdžio tvirtinimą. Visi paviršiai, visos plokštumos, kur dabar tvirtinasi stabdžių apkaba, turi būti idealiai lygiai padaryti, ypatingai ant karboninių rėmų čia iš viso problema, nes ten išvesti
nufrezuoti yra sudėtinga, įrankiai ir panašiai. Tai gamybos procese tai papildoma darbo, papildomos sąnaudos ir nukelia stabdžio apkabą į kitą vietą ant to tvirtinimo. Ir dar stabdymo metu mums nesuka rėmo. Jeigu jūs užspaudžiat stabdį, rėmas šitoje vietoje gauna didžiulę apkrovą, ypatingai apatinė trikampio dalis, tai pas mus dingsta tas susukimas. Vienas taškas tvirtinimo bus ant ašies, kitas tiesiog tvirtinsis prie viršutinės trikampio dalies ir viskas. Ten jėgų bus, bet jos bus netokios drastiškos, kaip dabar yra. Ir žinoma, kol kas tai tik post-mount standartui. Kaip jūs manot, čia naujas Trojos arklys ar game changer? Gamintojui nebereikės vargintis su stabdžio tvirtinimu. Jis tiesiog padaro ašį ir tvirtinimą šitoj vietoj, kuris ten neturės būti idealiai lygus, su idealiom plokštumom, nufrezuotas ten ar panašiai. Tiesiog tvirtinimas. Ant ašies užsideda tas mountas, kai adapteris tvirtinimo, jis per jį kiaurai ašis užsisuka per stebulę, susiveržiam, viskas kietai. Beje, SRAMas, taigi čia ne pirmi taip sugalvojo. Gaustas turėjo. Bet čia buvo ant dviračių, kurie pilnos pakabos ir ten jau savo specifika, kada suveikia stabdis, neturi mums pakabos suskleisti ir būtent tvirtinimas ant ašies, kada pakaba suveikinėja, stabdis, kad niekur nemigruotų, būtų vienoje vietoje, tai va. Parašykit, ką jūs apie tai manot. Aš tai jau žinau, koks sekantis dviratis bus arba sekantis rėmus. Norit bairį? Sėdžiu internete, sklaidau kokias ten rėmai, kokie dar ten. Ir vienas gamintojas, kaip jisai, įdėsiu nuorodą ir nuotrauką prikabinsiu. Dabar va, neatsimenu, čia namuose bežiūrinėdamas pamačiau. Jau yra toksai rėmas, kuris naudoja tokį tvirtinimą ant MTB kalnų dviračio. Ir va, spėjo tik tais pranešti, kas įdomiausia, tai aprašyme nėra tokio dalyko, aš iš nuotraukų tik tais pamačiau, galvoju, sklaidžiau nuotraukas dviračio rėmo ir galvoju, ten tvirtinimai tokie ir wait a minute, atgal. Taigi čia tas, apie kurį čia straipsnius rašo. Buvau labai nustebęs. Viskas ate.